su daug įvairių programų, bet dažniausiai kuriam filmukus. Naudojam tokias programas kaip Movemaker, Sony Vegas. Iš tikrųjų, pamokose būna labai smagu. Per pamokas gali sudirbti daug gerų pažymių, ugdinti fantaziją ir gerai praleisti laiką. Čia yra Pūkis, katinas, o jo atsiradimo istorija tokia, kad jisai neteko šeimininkų ir rado šiltą vietą pas mus. Mūsų mokyklos mokiniai noriai naudoja video, atlikdami įvairias užduotis. Kuria įvairius video siužetus, filmuoja interviu, atlieka ir kuria animacinius filmukus. Ir tai ugdo mokinių kūrybiškumą. Taip pat tai yra labai puiki priemonė ugdyti mokinių bendradarbiavimą. Jie pasiskirsto užduotimis, atlieka konkrečius darbus ir, kas šauniausia, iš karto pamato savo rezultatą. Tokio statinio Vytukas tikrai niekur nebuvo matęs. Puikus permatomas stiklas, žėrintis šviesomis. 3 aukštai. Puošniausiai išrodė vidurinis aukštas. Labai džiaugiamės Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro sukurta interneto svetaine, kurią tiesiog vadiname e-mokykla. Daug medžiagos lietuvių kalbos, gamtos, geografijos, biologijos mokytojams, klasių vadovams. Svetainė ne tik žaisminga, atraktyvi, bet ir informatyvi. Mokiniams patinka svetainėje atlikti namų darbus, juos atsiųsti mokytojams į elektroninį paštą ar tiesiog parodyti jau atliktus išmaniuosiuose telefonuose. Internetinių vertingų puslapių yra daug, tokių kaip YouTube, Vimeo, Vaizdo pamokos LT, Ugdymo sodai, tinklaraščiai. Tačiau tam reikia geros